Laimingas žmogus. Vienas karalius nuolatos sirgo liūdesio liga. Jokie vaistai jam nepadėjo. Kartą jis susikvietė visus išminčius ir prižadėjo pusę karalystės tam, kas jį išgydys nuo tos ligos. Išminčiai atėję pas karalių galvojo ir nemokėjo pasakyti, kokia tai liga. Jie negalėjo parinkti ir vaistų, kurie ligoniui pagelbėtų. Taip jiems begalvojant, vienas ir sako: reikia suieškoti tikrai laimingą žmogų, nuvilkti jo marškinius ir jais apvilkti sergantį karalių. Pamatysite, kaip jis tuojau išgis ir dar gyvens daug metų. Karalius, išgirdęs tokį pasakymą, labai apsidžiaugė ir nieko nelaukdamas išsiuntė savo pirmuosius pasiuntinius į pasaulį ieškoti laimingo žmogaus. Pasiuntiniai iškeliavę ilgą laiką klajojo po visokias karalystės, bet laimingo žmogaus jie nesutiko. Beklaidžiodami pasaulyje rado daug visokių žmonių. Ne visi yra laimingi. Nulenkia galvą. Susijaudinę. Kartais yra ir laimingų ir ne. Viso gero. Milijonas nepadaro jo laimingu. Jo padaro žinojimas, kad kažkada gali turėti milijoną ir kad jis ne visą laiką tau reikalingas. Nelaimingi tai galvoja gal dažniausiai tie, kurie pinigų neturi. Aš labai daug matau nelaimingų žmonių, kurie kaip tik daug pinigų turi ir nežino, ką su jais daryti. Taip, esu beveik 100% laimingi. Tikrai ko trūksta iki 100% laimės. Man dabar tavo technikinė baigėsi mašinos. Ne, tai čia net ne tas. Ne tas, ne. Nu, da padangų tau reikia. Bet irgi net ne tai. Mes vertinam laimę materialiais dalykais. Taip. Taip ir gaunam. Nu kaip čia ta laimė? Ne, laimė tai žinokit, kai galimybės atitinka norus. Gal kaip kurie laimingi, kaip kurie ne. Tai žinot, pagyvenę žmogus, kokius laimingas šiai lygos kausto. Laimingų šventių. Patrūksta, va. Taip, aišku, darbą turiu, ko tai nesidžiaugti. O ar laimingi žmonės važinėja mikriukais? Tai aišku, pažiūrėkit, šypsausi. Laimingai ir jums sėkmės. Grot pradėt. Grot. Liuks. Nežinau, muzika visą laiką padeda pralinksmėti. O kai dar pats groji, tai visiškai. Nežinau, žinokit, negaliu to atsakyti. Jeigu, pavyzdžiui, būna labai negerai, tai pagalvoti, kad taip bus ne visada. Ir vis tiek liūdesys praeis, ateis bus gerai. Pasiuntiniai taip ir grįžo atgal, nesuradę laimingo žmogaus ir jo marškinių. Karalius, išklausęs pasiuntinius, dar labiau susirgo. Jau niekas jam nebegalėjo padėti. Vieną kartą, vėlų vakarą, išėjo karaliaus sūnus pasivaikščioti. Liūdnas jis nukeliavo toli nuo savo namų ir vis galvojo, kaip čia pagelbėti sergančiam tėvui. Taip eidamas pro vieną aplūžusią trobelę, girdi viduje tariant šiuos žodžius: o kaip gerai! Laimingai pabaigiau šios dienos darbus, pavalgiau, atsigėriau ir laimingas einu miegoti. Karalaitis labai apsidžiaugė suradęs laimingą žmogų. Tuojau tekinas parbėgo namo, pasiėmė kelis vyrus ir greit sugrįžo prie tos trobelės. Atsistojęs prie durų, karalaitis liepė tarnams eiti vidun, nuvilkti tam žmogui marškinius ir sumokėti tiek, kiek jis parašys, nors tai būtų ir maišas auksinių. Tarnai įėję į trobelę, pasisveikino ir pasakė, ko nori. Dabar tas žmogelis, kurį karalaitis manė esant iš tikrųjų laiminga, pasisakė neturys nė vienų marškinių, todėl ir negalėjo jų karaliui atiduoti. Laimė kiekvieno rankose.